Regionams reikalingi ne tik agronomai ir inžinieriai. Reikalingi ir ekonomistai, vadybininkai, finansininkai, bioekonomikos specialistai, kurie išmanytų ES bendrosios žemės ūkio politikos ir Europos žaliojo kurso priemonės, gebėtų analizuoti rinkos tendencijas, vertinti, prognozuoti verslo rezultatus, padėtų priimti racionalius verslo, investicinius, pasėlių draudimo sprendimus. Regionų plėtrai taip pat labai reikalingi specialistai, kurie galėtų įvertinti kaimiškų vietovių poreikius, mobilizuotų bendruomenę, kaimo išteklius, galėtų rengti vietos darnios plėtros strategijas, identifikuoti paramos ir finansavimo šaltinius joms įgyvendinti. Pavyzdžiui, mūsų fakultete rengiami kaimo plėtros administravimo specialistai puikiai išmano kaimo plėtros programos priemonės, kurių įgyvendinimas prisideda prie darnaus regionų vystymo. 21 amžiuje kaimas ne tik gamybos, bet ir vartojimo erdvė. Pastaruoju metu kelias skinasi naujos sumanaus tematinio kaimo startuolių idėjos. Šiuolaikinis kaimas – vieta, kurioje naudojamos visos prieinamos informacinės technologijos, šiuolaikinė infrastruktūra, kuri lyginant su miestu netgi turi daugybę privalumų susijusių su gamtinė aplinka ir jos komercializavimu, pritaikymu įvairių ekonominių veiklų plėtotei. Šių sričių žinių galite įgyti VDU Žemės ūkio akademijos, bioekonomikos plėtros fakultete studijuojant kaimo plėtros administravimo, žemės ūkio ekonomikos, žemės ūkio verslo vadybos, apskaitos ir finansų magistrantūros studijų programuose. Bioekonomikos plėtros fakulteto pirmosios ir antrosios pakopos studijose taip pat ugdomi logistikos ir bioekonomikos plėtros vadybos profesionalai. VDU Žemės ūkio akademijos bioekonomikos fakultetas bendradarbiauja su socialiniais partneriais, kurie pastebi specialistų turinčių ekonominių, vadybinių, finansinių kompetencijų poreikį ir svarbą regionų plėtrai. Lietuvoje yra ne tik Vilnius, Kaunas ir Klaipėda. Daug Lietuvos žmonių gyvena regionuose, kur taip pat vykdomos gamybinės paslaugų teikimo veiklos. Šiuose procesuose neišvengiamai atsiranda žmonės, naudojami piniginiai resursai, įrengimai reikalingi veiklai vykdyti. Ten, kur atsiranda žmonės, atsiranda poreikis ir vadybinėms žinioms. Kaip suburti žmonės bendrai veiklai, kokias motyvacinės sistemas naudoti, kaip efektyviausiai pasiekti norimų rezultatų. Atsiranda poreikis žmonėms, turintiems ekonominį, finansinį išsilavinimą, gebantiems įvertinti veikloje naudojamų resursų efektyvumą, investicijų poreikį, jų tikslingumą. Mano nuomonė, ekonominių, vadybinių, finansinių kompetencijų svarba regionuose yra nepelnytai primiršta. Jų reikia Lietuvos regionams, kad žmonės galėtų dirbti, užsidirbti, puoselėtų bendras vertybės ir džiaugtųsi bendros veiklos kuriama verte. Vykstant studijų mokslo ir verslo sinergijai, VDU Žemės ūkio akademijos bioekonomikos plėtros fakultete ugdomi profesionalai, kuriantys pridėtinę vertę tiek miestuose, tiek regionuose, prisidedant prie darnios jų plėtros.